Vagas gauja rašina link Nangų iš kairės pusės, bet Nangai rašina nuo dykumos nuo vandens pusės, kiek matau. Ne, bet pasirodo Nangai žiūra į vidurį. Kol kas niekur nerašina, tik vienas Nangas parašino nuo lysį link teniso kortų, kai vagos apeina juos iš kairės pusės. Visos vagos ruošus pareina 2 vagos liko prie savo pradinės pozicijos ir dasivė savo timetus. Kiek matau, vienas Nango narys ant stogo, ne, ten pasirodo kitas. Pradėtas susišaudimas tarp Nangų. Vienas Nangas ir prie hotelio iš kairės pusės ir rašina link Vagos gujos narių karinutė. Vagosai biškiai atsitraukė, pasislėpė už pastatų, matyti biškiai kulkos kliuvo. Vagosai 2 nariai grįžta link savo pradinės pozicijos. Matau, vienas Vagos narys yra prie baseino, 3 Nangai rašina link Vagosų pusės pradinės bazės pozicijos. Taip pat dar vienas Nangas prisijungė prie jų, dar matau 2 Nangai rašina, visą Nangų gują rašina link Vagos pradinės pozicijos, bet kiek matau irgi Vagosų gujos nariai irgi vyksta tarp čia, link savo bazės, bet juos pradeda apšaudyti. Bando slėptis, matau 2 Vagosai pareina iš vidurio link baseino, bando apsukti Nangų gaują ir po biškį jiems pavyksta, matau kiek HP po biškį gyventi jiems. Daumantas Klimas, matau, su kitu savo gujos nariu grįžta link savo kolegų ir bando kovoti tarp Nangų gaujos. Abudu Nangų ir Vagos gaujos, matau, įsidėstę pozicijas tikrai gerai, tik galėtų biškį prarašinti, aišku. Va, matau, vienas Vagos narys rašina nuo baseino pusės. Vagosai pareina vienas po kito nuo baseino pusės. Vienai rašina į midą, kiti pareina nuo baseino pusės. Vienas Vagosas užlipo ant namuko palėpės. 2 Vagosai iš kairės pusės rašina Nangams, kiti nuo baseino pusės. O kiti Vagosai likę nuošaly, kiek matau. Jo, vienas su avapom kapoja, matau. Marius Daletor praimdinėja greitai HP. Rūtenis Smith bando su M4 A1 kažką padaryti gaujos narių iš Los Santos Vagos, Daumantui Klimui. Labai apylygiai kova, nes abidvi gaujos yra įsidėjusios gerą poziciją, kad labai sunku prarašinti ją. Iš vienos pusės rašins tada Nangai irgi ir įdomi labai kova. Vienas Vagos narys ant stogo, matau, kiek jisai lėtas. Šaudo į nežinia ką. Vienas Nango narys bėga už pirmų kotedžų, suvartojo narkotikus žimdymas. Taip pat Vagosai 2 jau nariai užsišoko ant stogo, Marius Deletorius su low HP. 3 Vagosai ant stogo, Vagosai pradeda rushint link Nangų gaujos. Vienas Nango garys mirė žimdymas. Smithas Deletorė pasislėpęs už medžių, bet matau ne kas bus, taip pačiai Marius Deletorė prarandinėjo HP, Rūten Smith irgi prarandinėjo HP. Smithas sunaudojo narkotikų. Taip pat Marius Deletorė pasislėpęs, vos gyvas liko. Vagosai parašina juos nuo baseino pusės. Vagosai ant stogo iš dešinės pusės irgi parašino Vagosai. Vagosai vieną gaujos narį užsipuolė Nangai, bet jis spėjo pabėgti. Taip pat matau Rūtenis Smithas Deletorė su low HP, visi Nangai ant stogų, gerą taktiką, tikrai. 3-4, vienas Vagosas mirė, vienas Nangas mirė, 3 Nangai liko. Smithas su John Speak low HP. Yra vienas Nango narys bandė pabėgti, bet nepavyko, taip pat matau Nango narys vienas mirė. Tai tiek suprantu, Los Santos Vagos laimėjo GV.